Vyko po antrojo pasaulinio karo, kad Britai pasirūpino, reiškia, pabėgėlių stovyklose paieškoti darbo jėgos. Tai va, tai dabar aš noriu, kad jūs papasakotumėt, kaip atvažiavo į Vokietiją, Anglai ir kaip jūs rinkosi. Jūs pasakojot, kaip ten žiūrėjo jaunų žmonės. Dabar papasakokit, kaip buvo tas pasirinkimas. Gerai? Kada pradėjo kalbėti, kad mums jau nusibodo Vokietijoje būti. Mes nieko nedirbam, bet nėra valgyti ką. Vis tiek jauni buvom, norėjom apsirengti ir viską. Nebuvo iš ko, visiškai nebuvo. Ten Raudonas kryžius pradėjo duoti, bet tai visokių tokių skudurų. Kartais gauni, kartais negauni. Kartais gauni batus, kad tu jų negali nešioti visiškai. Tai žinai, tai tokias sąlygas. Kada pradėjo kalbėti, kad jau į Angliją veš, bet pačioj pradžioj jau pradėjo nuo kovo mėnesį, 47 metais, nuo kovo mėnesį, bet vežė tik tai vyrus, vežė vienus vyrus, kaip sako, viengungius, vežė arba į anglių kasyklas, arba į ūkio darbams. Tada pradėjo vežti, transportas kitas buvo, kad veža moteris, kurios nevedusios ar vedusios vienas gyvena, vienu žodžiu, ne šeimas. Pirmas transportas, kada pradėjo eiti, tai buvo birželio mėnuo, kur jau veš šeimas. Taip mes ir užsirašėme važiuoti čia. Bet prieš tai į tas mus tada iš mūsų stovyklų visus suvežė į tokią vieną stovyklą, kur atvažiavo iš Anglijos, žinai, tokie delegatai, kur įsirinka žmonės, turėjom pereiti, kaip skritingus pereiti, sveiki turim būti, ne kokie invalidai, ne kokie raiši tenai, arba gluši kokie, ar ką būtų, kad būtų tikra, stipri darbo jėga, ką būtų. Jis įsirinka tada, užtat, kaip mus atvežė čia, jau mes darbus turėjom. Ir mus padėjo, kaip sako, nereikėjo mums ieškoti, kur mes gyvensime, žinai, kokiu transportu mes važiuosime į darbą, viską, vienu žodžiu, viskas buvo paruošta jau mums, buvo paruošta. Tada, žinai, kalbos, kada nemoki, tas yra labai gerai ir dabar jau sako, o čia į fabrikus reikės, žinai, fabrikuos dirbti. Bet Lietuvoje fabrikų nebuvo, mes nežinojom tie fabrikai, kokie jie yra ir kokie darbai tos fabrikuose yra. Kiti galvoja, jie tam fabrikuose dirbti viską. Bet kai mes pradėjome tam tekstilės fabrike dirbti, tai kad ten niekada nėra. Viskai, ten tik tai siūlelius tokius suraišuoti, reikia špulikes suvynioti. Visiškai nesunkus darbas. Tai žinai, kada aš jau nuo ūkės buvau, aš nors jauna buvau, bet vis tiek aš jau dirbau sunkų darbą. Kai reikėdavo, žinai, pavasariais mėšlą kratyti, arba vežimus krauti, arba rugiapjūtį, rišti, žinai, rugius arba kviečius, tai būdavo tikras jau sunkus darbas, o čia tai nieko nėra visiškai. Genute, dabar pasakykit dar, prašau, jūs sakot, atvažiavo, o kas ten atvažiavo, anglų kokie darbdaviai, kas ten tokie atvažiavo jūs rinkti? Ir kas jie būtent anglai jūs rinko pagal sveikatą, pagal jaunimą, pagal, reiškia, jūsų būklą? Anglai patys. Anglai patys, jie, anglai darba, iš darbo turbūt ir ministerija. Ne iš to pačio fabriko. Ne iš to pačio fabriko. Atvažiavo iš Anglijos ir iš valstybės kažkokios. Valstybės, dėl to, kad jiem reikalinga yra darbininkų. Taip, ir jau rinko darbininkų. Žiūrėk, visokius rinka vyrus, kur ėjo į anglių kasyklas dirba, kur į ūkius dirba, mergaitės buvo į ligoninės arba į siuvyklas, kur siūti visokius tenai kelnaitės vyriškas, žinai, dabar ta tokia Višgauskienė Notingame gyveno, tai jie pateka, kur siūdavo tik tai vyrų trunks, žinai, šitos kelnaitės siūdavo. Aišku. Tai mes taip ir pradėjom dirbti. Tai jūs atsivežė, jūs turėjote jau paruoštą jums būstą, maistą? Buvo, kai mūsų atvežė, tai buvo tik tokias, kadaise karo laikų kareiviai ten gyveno, tokias kaip geležinės bačkas. Kaip perpjautas geležinės bačkas, bet ten buvo pečius, buvo geležinės lovas sudėtas tenai, viskas paruošta. Ir patalynė buvo, viskas buvo. O kaip su maistu? Su maistu buvo
Nu, maistas nebuvo, bet buvo tokia, kaip sako, bendra virtuvė buvo. Maistas buvo blogas buvo. Žinau, kad po karą nebuvo. Duonas gaudavai vieną riekutę į dieną, gaudavai kokios nors sriubos. Ta sriuba iš karto žiūrim, kad čia kažkokia tai daržovų sriuba, kodėl jinai tokia juoda, ta daržovų sriuba, o žiūrime, kad tai bulvių lupynas, nuplautas ir iš to sriuba padaryta. Bet žinau, kad nebuvo. Visi darbininkai susėję į fabrikus dirbti. Ką nupjaudavo kviečius ar ką nupjaudavo, tai į kūgių sukraudavo, tai ten žiurkės tik tai. Niekas nežiūrėjo visiškai apie tą. Žinau, kad kaip tai galėjo būti, kad neįsivaizduok, kad duonas nebuvo. Pienas ant kortelių, viskas buvo ant kortelių. Tada buvo skaitėsi pereinama stovykla. Iš tos pereinamos stovyklos mus perkėlė į Alpinį Gryn, vadinasi, Babingtoną. Mes tą turbūt atvažiavom, mes jau atvažiavom birželio 15 mes į Angliją įvažiavome, 47 metais. Liepos 1 jau pradėjom dirbti. 15 dienų. 15 dienų pradėjo. Tai ten mes turbūt buvome, nuo Liepos, nuo birželio mėnesį iki rugpjūčio, rugsėjo, dabar tikrai negaliu atsiminti, tada mus pervežė į tą. Bet ten buvo, žinok, vyrai buvo vienam krašte atskirai, moterys kitam krašte atskirai. Nesvarbu, kad vyras ir žmona, bet nesvarbu. Aš tą ir norėjau paklausti, kaip su šeimomis buvo. Iš tenai Vokietijoje, ar galima buvo važiuoti su šeimom, ar rinko atskirai? Šeimas. Ar jie nenorėjo šeimų? Jie šeimų nenorėjo. Vaikų nenorėjo, senukų nenorėjo, jeigu turi vaikus, nenori palikti, nevažiuok. Turi seną mamą arba invalidę kokią seserį ar ką nors, negali važiuoti, jie neima tikrai grinai darbininkus, ką darbo jėga būtų. Tada buvo vyrai, buvo vienoj krašte stovyklos, moterys kitom krašte stovyklos. Mes kaip sako, toj bačkoj, kaip jie vadina ją, tai mes ten 15 moterų buvome. O vyrai buvo visiškai atskirai kitur buvo. Bet kai mus pervežė jau į tą Alpinį Gryn, vadinasi Babingtonas, jau mes gavome atskirus kambariukus. Taip pat buvo aerodromas, kadaise kareiviai ten buvo. Pusė tos stovyklos buvo, kur buvo vokiečių belaisviai kareiviai. Ten vis tiek jie buvo, bet jie laisvi buvo, jie nebuvo užtratų, nieko, jie į miestą važiuodavo. Dieną, žinai, tik tai dieną išvažiuoja, vakarė parvažiuoja, jie ruošdavo tokius šokius, pasirodymus visokius, mes galėjom pas juos nueiti, jie galėjo pas mus ateiti. Bet jau mes gavome po kambariuką. Tam kambariukį kas buvo? 2 geležinės lovas, geležinis pečius ir daugiau nieko. Tai ką mes darėme? Vieną geležinę lovą taip atitraukėm nuo sienos, tokių pagalių pridėjom, o ten buvo labai daug aerodromas, daug pievų buvo. Ta šieną, kai nupjaudavo, tai mes tos, kur davė dekius, prikimždavome, pasidarėme sopas, pasidarėme iš tų. Šaunuoliai. Genu, tada noriu paklausti, ar jūs jau ištekėjusi atvažiavote čia? Jau ištekėjot. Kur jūs ištekėjot Vokietijoje? Aš Vokietijoje. Aš 46 metais, lapkričio 29. Aha, prieš pat atvažiuoju. Ir dabar sakykit, dar prisiminkit būtent tos, tą dieną ar tą savaitę, kada jūs nusprendėt važiuoti čia. Ar jūs su vyru pasitarėt, kaip čia buvo, kad... Mes kartu ėjom, kartu ant tos komisijas ėjom, kartu mums darbus davė ir ką mes kartu galėtumėm važiuoti. Ir nusprendėt, kad čia bus geriau, tenais jau buvo prasta situacija. Kitokios išeities nebuvo. Į Lietuvą grįžti mes negalim, o ten toliau būti nenorim. Aišku, gerai. Taip, tai čia nenorėjo tų šeimų, bet jūs buvote šeima ir jūs pakliuvote čia. Bet jūs atskirai čia gyvenot, kai atvykot? Iš pat pradžių, ar abu kartu su vyru iškart gyveno čia? Jie kartu tik toj pačioj stovykloje, tik ne vienam barakė.
Mus neatskyrė, kad vyrą paskirti į kitą darbą, mus paskirti į kitą darbą. So nuo birželio mėnesio iki, man atrodo, kad rugsėjo mėnesį buvo, kada mus perkėlė, jau davė po kambariuką kiekvienai šeimai davė. Jau šeimai suleido. Jau nebuvo atskirai moteris, jau suleido su šeimai. Aišku. Bet žinai, toks, mes kai susipažinom, jie iš Patimbergo buvo, Petkevičius, kur mes nepažinojom Vokietijoje jo, tik tai važiuodami čia ir kaip atvažiavom čia susipažinom. Bet taip, mane paskyrė į tą pačią pamainą, kur Petkevičienė dirba ir tie kairiai, o vyrai taip pat pateka į tą pačią pamainą. Ir taip mus kažkaip taip sujungė, žinai, kažkaip to nuo tos pradžios susidraugavom ir palikom kaip giminės palikom Petkevičius ir tą kitą šeimą išvažiavo į Australiją 40, jie išvažiavo, jie išvažiavo 52 kovo mėnesį išvažiavo, nes iš Vokietijos kairienės tėvai išvažiavo į Australiją, tėvai buvo, nes dėl to, kad per seni, į tą turėjo nepilnamečiai kiti vaikai buvo, tai jie negalėjo atvažiuoti į Angliją, jie išvažiavo į Australiją. Ir tada iš čia jie išvažiavo į Australiją gyventi. Nes karas išmėtė visur lietuvius. O visur, kur neišmėtė. Aš ten, kur skaičiau, tai toj knygoje tai buvo parašyta, kad kai kurie atvažiavo jau čia į Angliją su ta mintim, kad paskui galėtų visur ten išvažiuoti į kitas šalis, į Ameriką, į Kanadą, į Australiją. Ne su tom mintim, kiek aš žinau. Tik dėl to, kad kitur niekur niekas nepriėmė tą. Niekur neįsileida visiškai. Niekas neįsileida. Tik tai anglai pati pirmoji valstybė. Tik tai paskiau vėliau tai galėjo. Bet žiūrėk, dabar į tokią važiuoti į Kanadą. Tenai niekas tavim nesirūpina. Tu nuvažiuosi į Kanadą, tu turi pats pasirūpinti, kokį tu darbą, kur tu gausi tą darbą, kur tu gyvensi. O į Ameriką visiškai nebuvo jokios kalbos, kad tu gali važiuoti laisvai. Jeigu tavi kas nors įsikviečia, jeigu tu daleiskim, kai mano sesuo Alenutė, jin turėjo mažą mergaitę, jos vyras nenorėjo važiuoti vienas, žinai, palikti ją, tai jie pasilika. O mums buvo toks įstatymas buvo, kada mes dirbsime 2 metus, dėl to, kad mus čia atvežė nemokamai, davė darbą, tai mes tokią pareigą turėjom, kad tam darbę mes turim dirbti 2 metus. 2 metus išdirbti, nekeisti kitą darbą, įdirbti. Tada po to, jeigu mes turėsime kur, jeigu mes įsigysime kokį butą ar ką nors, kad tada mes galėsime atsiimti juos. Bet per tą laiką mano sesuo gavo, mes turėjom dėdę, tėvelio brolis buvo Amerikoje ir jį gavo apie 9 ir išvažiavo. O jūs kas nusprendė čia pasilikti? Nu tai, žiūrėk, tada jinai padarė jau. Mes čia gavom darbą, viską. Taip pat ir į Ameriką nuvažiavę, žinai. Gerai, sesuo vis tiek, jos maža šeima buvo, žinai, viską jau taip negalėjo apkrauti, tai jie patys neturėjo, kur jau taip greitai, žinai, gyventi kur. Ir paimti visą, dabar leiskit paimti mus ir rūpintis, jeigu mes negausime darbą, ten nebuvo jokių pašalpų, niekas tavi neišlaikys. Tu turi nedirbsi, nevalgysi. Neturėsi už ką mokėti, neturėsi butą, neturėsi kur gyventi. Tai 56 metais padarė apie 9 mes galėjome išvažiuoti į Ameriką. Bet jau Petkevičiaus žmona buvo mirusi, mes kartu namą buvom pirkę, žinai, mes pirkom vieną tokį nedidelį namuką, kur dar visi kartu gyvenom, paskui kaip jinai mirė. Aš negaliu eiti į darbą, žinai, čia, nes mano, pirmas aš, žinai, 50 metais aš turėjau sūnų, sūnus gimė ir po 1 kovo gimė, o 19 kovo mirė, dėl to, kad buvo breached. Breached, kaip vadinasi lietuviškai, breached. Atbulas ėjo. Atbulas ėjo ir jie tada nebuvo, nebuvo ligoninės, nebuvo to, kad darytų cezariją.
Jį suka aplinkui ir kažką tai padarė, kai jis tai gyvena 19 dienų. Gyvena ir jis mirė. Tada aš, 51 buvo, kovo 1. O kada jūs nusipirkot savo pirmą namelį? Mes pirmą namelį jau nusipirkom tada irgi kartu su Petkevičium. Po 50 svarų tik sumokėjom depozitą. Bet tas pats namas, kai jis buvo tik 7 metų. Dabar sukelia šypseną. Šiais laikais jau kelia šypseną. Žiūrėk, tas namas buvo tik tai 7 metų senumo. Žinai, iš 2 kaip yra, semitatačiai, žinai. Kai dabar kaip tavai. Semitatačiai, nedidelis namukas buvo, kaip sako, 2 žemai kambariai, mažyti virtuvė kiek gale koridoriaus, 2 miegami ir kaip boksų vadinasi viršui. Tai tik kainavo 750. Bet tai kokia alga buvo mėnesinė? O, tai alga kokia buvo. Žinai, tada buvo kitokie pinigai, visiškai buvo tie šilingai, buvo svarai, buvo šilingas buvo 12, ką nepabeločiau, aš užmiršau jau. 12 penų 1 šilingas buvo, 24 šilingai sudarė 1 peną, 1 svarą, tai yra 24 šilingai. Kai aš dirbau, tai aš 2 svarų negaudavau. Per savaitę. Antanas uždirbdavo turbūt 4 svarus. O namas 750, tai tas pats Tai tas pats, kas ir dabar. Tai žiūrėk, tada duona buvo 4 penai, 1 bonka buvo 4 penai, jeigu gaudavai, žinai. Autobusu iš miesto atvažiuoti į Vitmoriną, Vitmorinė tas Kortaudas buvo, jau gaudavai return, žinai, 2. Jeigu anksti rytą nuperkė, gali grįžti su tuo pačiu bilietu, 2,5 pena buvo. Kas iš to, kada pagauni? Plokštą pinigų, kad tu tą plokštą pinigų atiduodi. Ta viską reikia atiduoti. Aišku. Tai taip ir... Pirmas namas buvo pirktas 2 šeimom per pusę. Per pusę 2 šeimoms, tai tada, kai Petkevičienė mirė, 53 sausio mėnesį, mirė visiškai paprasčiausia liga buvo. Paprasčiausia liga, ji buvo apendicitas. Tas acute appendicitis, kaip jie vadina. Tai ir daktarai neatrado, dėl to, kai jinai po Petruką jau, žinai, Jonukas buvo 2,5 metų, Petrukas buvo 7 mėnesių, mano Danutė buvo 3,5 mėnesio buvo. Visi vaikai mažiukai buvo. Daktaras iš karto sakė, kad jinai turi kažko tai suskilimo, žinai. Paskiau davė tokių baltą kaip pieną, nuo to, žinai, jai dar blogiau buvo. Paskiau naktį mes turėjom išaukti taip pat tą daktarą apie 4 valandą iš ryto, žinai, kai jį negali miegoti, dejuoja. Tai daktaras sako, o čia tau yra kas nors su pūslė, yra, žinai. Tai išvežė į ligoninę. Ir tą visą savaitę, tai buvo, kai išvežė, turbūt buvo antradienis buvo. Jau iki sekmadienį Petkevičius su mano Antanu nuvažiavo, jau jinai mirė, beveik mirė. Sakė, pradėjo tik tai prakaitas eiti, visiškai be sąmonės palika. Tai sako, kas jai yra, daktarai sako, mes gal nežinom, kas jai yra. Žiūrėk, tas apendicitas trūka jai. Jie nežino, kas jai yra, supranta. Paskiau sako, reiškia, mes duosime jai tą gliukaus į veną ir jeigu jie atsigaus, tada mes darysime operaciją, žiūrėsime, kas jai yra. Kas yra per liga. Bet kada jau perpjovė jos vidurius, kaip sakė, viskas pajuodė. Bet vis tiek dar jinai gyvena, 12 parų gyvena. Bet jin tokia švelni moteris buvo, tokia maloni, švelni, palika visiškai kaip beprotį. Iš lovas bėgdavo, iš po operacijos supjaustyta, bėgdavo, keikdavosi visokiais žodžiais, viską baisiaus. Palika kaip, žinai, visiškai protą prarado. Bet paskui prieš mirtį atsigavo, prieš mirtį. Aš tada Danutę maitinau, aš nenorėjau, žinai, krūtinę maitinau, aš nenorėjau. Mes taip gražiai sugyvenom, aš nenorėjau, žinai, apset pasidaryti mane pati. Tai, bet kaip mirė, tai buvo ir abudu
mano Antanas ir Petkevičius buvo ir jis sakė, atsigavo ir sako, jau, sako, tik tai ašara nuriedėjo veidų ir sako, Petkevičius, Janė, ką tu darai? Sako, ką aš galiu padaryti? Žmogus palika su 2 mažais vaikais palika. Bet tai jūsų labai glaudus ryšys tarp 2 šeimų, 2 vyrai važiuoja vis tiek, kaip jūs viena šeima kažkaip. Matai, suartina viskas tos nelaimės, kai sako, kai nelaimės visi verkėm kartu, kai buvo kas nors smagu, mes juokėmės kartu. Taip suartina mus, žinai, tokia žmogaus padėtis, žinai, buvo. Klausyk, juk čia nebuvo, neturėjo, ne mes turėjom, ne tetos, ne dėdės, ne močiutės, nieko nebuvo. Visi žmonės, kas turėjo šeimas, rūpinos apie savo šeimas, kas ne, visi dirba. Ir skirtumas tas, kad jūs turėjot savo Lietuvą, savo naujus giminės. Tik tai čia, jūs negalėjot lėkti į Lietuvą, kai dabar mes, kad kiekvieną savaitę tuo laiku mes negalėjom net laiškų parašyti. Net laiškų parašyti negalėjom. Aišku. Dar Genutė pasakykit, dabar jūs, kai atvykot, susipažinot su kitais lietuviais, jo ten, kur gyvenot, tuose iš pradžių barakuose, o sakykit, kaip sužinojot, kad yra čia lietuvių bendruomenė? O mes greitai sužinojom, labai greitai sužinojom. 47 metais jau įsikūrė mūsų sąjunga, Didžiosios Britanijos lietuvių sąjunga. Ir mes visi padarėme skyrius, skyriai pasidarė. Taip pat įkūrė skyrių ir mes pastojome nariais visi, mes jau priklausėme tai organizacijai visi. Tik žinoma, tada tuo laiku visi mes buvom biedni, visi maži vaikai, darbai, viskas mes... Nebuvo tokių didelių paruošimų, žinai, kaip kad jauni buvom, ar kokias tautinių šokių grupės, ar kas, niekas neįstengė, nebuvo laika. Čia pačioj pradžioj. Tai čia pačioj pradžioj, tik tai paskiau vėliau. Paskiau vėliau. Taip pat ir Wolverhamptone būdavo panašiai kas 2, kas 3 mėnesiai, būdavo šokiai, dėl to, kad lietuvių buvo daug, bet būdavo šokiai, tik tai šokiai. Buvo, man atrodo, lenkas ar ukrainietis, kas jis buvo, su akordionu ateidavo pagroti. Buvo George Hotel, žinai, Stafford Street. George Hotel, kur dabar prijungė jį prie universitetais, dabar yra jau prijungtas, atrodo. George Hotel, antram aukšte, nemaža salė tada buvo, pačiam centre, žinai, prie pat universiteto. O atsiprašau, kai gyveno tose bačkose, vis tiek jūs eidavote į darbą, grįžtat, ar būdavo laiko laisvalaikio, ką nors padaryti, ant susės, lietuviškai padainuoti, ar ką padaryti? Tai mes, tai žinai, kad kai buvo. Pirmą vasarą mes dirbome tik tai dieninę dirbom. O vyrai jau iš karto pradėjo dirbti 3 pamainos. Popietinį, rytinį, naktinį. Ir jūs visi dirbo tekstilės fabrike? Tekstilės fabrike. Bet vis tiek išeiginių turėdavo, kokią dieną duodavo? Taip, žiūrėk, dabar jeigu galėsime dirbti rytinį. Mes nuo birželio mėnesio iki kalėdų, iki naujų metų dirbome dieninę, kaip sako. Nuo 8 valandas iki 5 valandas dirbom. Šeštadienį, sekmadienį laisva buvo. Tada po naujų metų padarė 2 pamainas. Rytinį pamainą nuo 6 valandą iki 2, nuo 2 iki 10 dirbdavo. Kada yra, reiškia, iki 2 valandas, tą laiką parvažiuodom, tai į miestą, kur nori, žinai, pasilik, ar kur nors autobusai eidavo, bet mes jau daugiau sužinojom, tai kada atidirbi tą šiftą 2 valandą, pasiliekinę, o autobusais mus veždavo. Štai kaučiais. Važiuodavo kaučias, atveža mus ir namo parveža. Bet jeigu tu nori važiuoti į miestą, dažnai aš būdavo beveik kiekvieną savaitę, kokią dieną važiuodavo anksti iš rytą, kokią 10, aš po pietų turiu 2 valandą pradėti dirbti, bet aš išvažiuoju kokią 10 valandą. Mieste apsiperki viską, atvažiuoji autobusu
miesto autobusu jau į tą fabriką, atidirbi, tada su to kaučiu parvažiuoji namo. Tai laisvą laiką būdavo, jau šeštadienį, sekmadienį. Vyrai tai mažai turėdavo. Žinai, kad jie dirbdavo, taip išeidavo, kad reiškia, jie turi kartais vidury savaitės 2 dienas laisvą ar pusantros dienos laisvą. Bet taip išeidavo kažkas, tai rodos, kas 16 sekmadienis, kad turėdavo laisvą. Nes kada vis naktinė išeidavo dirbti. Reikėdavo naktinę, ar popietinę, ar rytinę. Būdavo reikėdavo dirbti. Toks slenkantis grafikas. Ėjo. Tai to jau žinai. O kaip į bažnyčią, eidavot į bažnyčią? Vis tiek kažkaip būdavo noras tas eiti į bažnyčią, ne? Eidavom, dažnai eidavom į bažnyčią. Kada Antanas laisvas, žinai, būdavo, tai mes visada eidavom. Mes eidavom į tą St. Mary St. John's prie, žinai, Snow Hill, kur dabar yra. Prieš Skalsą. Dabar Lenkų ten, man atrodo, kunigas yra. Galbūt. Jo, ten Lenkų mišos. Tai mums ta pati patogiausia buvo, žinai. Bet paskiau, matai, mes turėjom kunigą amžinatės, kunigas Kaslauskas, gyveno Londone. Jis atvažiuodavo, beveik kas 3 mėnesiai atvažiuodavo. Tai buvo, kada buvo vienuolynas, buvo St. George Close, kaip te vadinasi, tas vienuolynas, tai žinai, tebėra. Dabar jau socialės iškėlė, jau nebėra. Jo, bet ten kažkas tai yra irgi, ten ta vienuolinė kaip koledžas, kažkoks priklausantis bažnyčiai, kažkas tai ten yra. Tai jau tos seselės turėjo koplytėlę, žinai, buvo 2 aukšte, gana gražus, kiek ten mūsų susėdavo, tai mums užtekdavo, žinai. Tai mes ten turbūt, netoliai 20 metų mes ten eidavom. Žinai, kada kunigas atvažiuoja, o kada mūsų kuniga nėra, tai mes eidavom į anglų bažnyčią. Kiek tų lietuvių susirinkdavo daug? Susirinkdavo daug. Tuo laiku buvo 50, nuo 52, 53 daug išvažinėję, daug išvažiavo. Išvažiavo į Kanadą, išvažiavo į Ameriką, kiti į Australiją išvažiavo, bet paskiau tie, kurie pasiliko, tai jau pasiliko, žinai. Bet susirinkdavo, nemažai susirinkdavo. O dabar sakykit, kaip su tuo maistu? Jūs dirbdavot, uždirbdavot, sakėt, jūs iki 2 ten svarų per savaitę. Kokios parduotuvės buvo? Ar jūs sakėt, viskas su talonais buvo? Kaip jūs gaudavot tos talonus, jums kažkas darbė duodavo? Taip, ne darbė, bet buvo stovykloj išduodavo. Stovykloje, kaip mes buvom stovykloj, išduodavo. Ne, stovykloj, kai buvom, mes tų talonų neturėjom. Stovykloj mes turėjom mokėti, stovyklą turėjom mokėti, aš dabar nežinau kiek, man atrodo, 21 šilingą aš turėjau mokėti už savaitę. Tai gaudavai, jeigu pusryčius valgai ir pietus, vakarienės negauni. Bet jeigu nevalgai pusryčių, gauni pietus ir vakarienę gauni. Ja. O tai kitiem kur gaudavo tuos pusryčius, pirkdavo? Tai reikėdavo nusipirkti. Ja, bet žiūrėk, viskas buvo, kas nebuvo ant talonų. Vištiena nebuvo ant talonų, bet višta buvo ant turgaus, ant to turgelė, višta buvo 1 svaras, 24 šilingai. O kad aš neuždirbdavau 2 svarus į savaitę. Tiek brangu. Dabar višta kiek kainuoja ten 2 svaras. Nieko savo višta kiek kainavo. Žiūrėk, tada atsirado, pradėjo tokias, žinau, tokia George, buvo krautuvė, Dudley Street, buvo pusiau mėsėdi, pusiau tokie visokių dėžučių buvo. Bet iš kur jie gaudavo, kad kiaulių uodegas būdavo. Parsiduodavo, be kortelių, kur biškiai apvirtas, žinai, nepilnai išvirtas, bet apvirtas, kad negestų nepilnai, jau taip, žinai, šviežias. Tai kad tu galėdavai nusipirkti, tai Antanas mano labai mėgdavo, bet ne visą laiką galėdavai nusipirkti. Mes visur mėginam, tu žinau, kad mes galbūt valgėme į dramblieną, ir arklieną. Atsirasdavo tokių mažyčių krautuvikių, žinai, kur šviežią mėsą parduoda. Kieno ta mėsa buvo, Dievas žino. Tie taukai tokie geltoni, kur niekada nesušąla. Kaip lavis kalba? Ne valis.
klajus sušaldo labai greitai. Sušaldo labai greitai. Raudona mėsa. Bet tu ką darysi? Svarbu mėsa. darysi? O dabar už tuos 21 šilingą, ką jūs gaudavot valgyti, jeigu pasirinkdavot, pavyzdžiui, pusryčius ir pietus? Kas būdavo tuos tam daviny jūsų? Tai stovykloj būdavo. Stovykloj. Nu tai kas būdavo, palauk, tenai tokie poryčiai būdavo, jeigu tu nori, tai te porą šaukštų gaudavai ir biškį pieną užpildavo. O dabar pietoms, tikrai nebeatsimenu, nebūdavo, kad tu gautumai didelę porciją mėsos arba ką nors tada. Daugiausiai tokias daržovės. Žiūrėk, kad dabar, kada mes jau išėjome, tada mes išėjome panašiai, turbūt rudenį buvo rugsėjas, spalio mėnuo. Vienas lietuvis pas tokius senukus gyvena, anglus. Jisai sako, tas senikė turi mažą kambariuką. Štai turi priekinį mažą kambariuką, jeigu mes norim su Antanu, mes galime eiti ten gyventi. Jau Petkevičiai išėję, žinai, irgi privačiai ten ant Etinhol kažkur gavo butuką, žinai, visi iš tos stovyklas pradėjom išeiti, dėl to, kad labai blogas maistas nusipirkti, žinai, nėra ką. Kad tu nusipirksi, mūsų tam kambarį buvo tik tai toks geležinis pečius, žinai, aukštas, su kamenu. Apšildyti gerai, anglių buvo, galėjai imti, kiek tu nori. Bet jeigu tu nori ką nors įsivirti, įsikepti, kur tu įsikepsi, žinai. Nėra kur. Tai mes pas tą Angliją išėjome, ten gyventi, žinai, pas tą Angliją. Tai žiūrėk, tada jau mes gavome, kai mes išėjome ant savęs gyventi, tada mes gavom tos talonus jau mums atidavė stovyklą, žinai. Tai dabar žiūrėk, dabar Antan sako, po pietinę dirbu, kaip norėčiau, barščių su aviena, žinai, viskas. O aš nuėjau į tą krautuvę, kalbos nemokė, žiūrėk, dabar jau parodžiau, tas mėsos nusipirkau, išviriau, Antanas beveik suvalgė tą visą mėsą. Ant rytojaus einu jau dabar vėl nusipirkti, supranti. Supranti, sako, tai jau tu išpirkai visos savaitės. O, buvo savaitės norma. Tai tu sakai, tu išpirkai jau tą. Tai toks būdavo, paskui tokia viena krautuvė buvo, kad duonos kepykla buvo. Panašiai kokie pusę mylės reikėdavo, žinai, nueiti. O mes gaudavome, kai dieninė dirbom. Tai, kad jeigu tu spėsi nueisi ten, tai tiek paleidžia tų bakaliukų, kad be tų kortelių gali nusipirkti. Duoda, tą krautuvę reiškia duoda. Ką mes, kai kvailas bėgdavom, kad tą tik tai už kurios greičiau, jeigu tu nueisi vėliau, jau bus išpirkta. Daug būdavo taip, kad išpirkta. Tai tekinas bėgam, kas nežinau, kad tie anglai galvodavo apie mus, kaip mes privalgė. O jūs kaip tuos talonus gaudavo, tai jūs duodavo taloną ir dar pinigėlių reikėdavo damokėti, ar tik taloną atiduodat ir pinigų nebereikia? O reikia mokėti. Ir mokėti. Jau, reikia nebedėvau. Čia tik talonas teisė nusipirkti. Žiūrėk, buvo šitai, buvo vienas kiaušinis ant žmogaus į savaitę buvo. Viskas buvo, viskas. Ir pienas buvo. Jeigu imsi tokią uogienę, džamą imsi, cukraus negausi. Pasirink. Pasirink, ką tu nori. Sviestą, tai kaip yra pusė svara, kad yra, tai ant mūsų abiejų, tai mes nepilną gaudavom, galą nupjaudavom. Kokie 6 uncijas turbūt būdavo, žinai, kai sviestą kaladėlė, kad yra. O tada margarita nebuvo, iš visai nebuvo, tik tai sviestas buvo. Duonas gaudavai, bet nepilną bakaniuką gaudavai. Savaitėj. Ja. Panašiai ir išeina reputė dieną. Gal tai dabar, žinai, tai... O daržovės kaip? Daržovų nebuvo, nieko nebuvo. Nei bulvių, nei morkų, nei burokų, nieko. Bulvių turbūt, kad buvo nusipirkti. Morkų nebuvo, svogūnų nebuvo, kopūstų nebuvo, nebuvo obuolių, nebuvo apelsinų, bananų, nieko. Bananą vieną gaudavai savaitę, jeigu turi mažą vaiką, žemiau metų. Tai vieną bananą arba vieną apelsiną gaudavai.
buvau. Ir užteko, atrodo. Bet turbūt lietuvaitės buvo visos lieknos, gražios, kaip dabartiniai modeliai. Lieknas buvo. Nebuvo pavalgyti ir šitaip reikėjo dirbti. Aš buvau stora Vokietijoje, kad nebuvo kas valgyti. Tai buvo stora. Žiūrėk, Taip ištyrstino patos. nėra vakarienės, eini anksti į lovą. Nėra pusryčių, nesikelia anksti. Guli lovoje, ne? Tai kažkaip tie taukai pradėjau. Žiūrėk, 75 kg svėriau. Nėra judesio. Nėra judesio. Ir nėra jo. Bet kaip čia atvažiavome, tai tada Vokietijoje aš išmokau rūkyti. Sako, o tu turi rūkyti, nes Raudonas kryžius duodavo, žinai, cigarečių. Ja, Raudonas kryžius duodavo. Valgyt duotų, cigaretės duotų. Bet nedaug duodavo, žinai, kad jie jau tą cigaretę, tai po šitokių susipjaustydavo, žinai, kurios jau. Aš sunkiai, kol išmokau rūkyti. Bet mokėtės sąžiningai. Tikrai. Tai, Iš neturėjimo ką veikti, visko prisigalvoju. tai, žinai, matai. Tai vadinasi, Raudonas kryžius skatino rūkyti. Ne, skatino rūkyti. Duodavo Prašau, kokių mes sužinom. Dalykai kokie. Gigantiškų dalykų mes Žinoma, sužinom. net labai retai mes gaudom tą. Nuo Raudono kryžiaus labai retai paketėlius gaudom, bet ten būdavo ne vien tik cigaretės, tas kaip priedas būdavo įdėta, būdavo dėžučių tenai kokių nors, žinai, daugiau tokių su daržovėm, mėsa, žinai, tokia guliaša ar kokia nors tenai, paskui galbūt biškitė sviesta tokia būdavo, žinai, dėžutėse įdėta ir kavos buvo, to bonkapį įdėta. Nu, tai kurie būdavo galima parduoti, tai tuos parduodu, kavą ar ką, tai mes negerdavo, parduodavo tuos. Žinai, tai... O rūbus, kaip jau Anglijoje duodavo rūbų, ar talonus reikėdavo rūbam turėti? Ant rūbų buvo irgi talonai buvo. Kad jeigu norėjai nusipirkti, daleiskime užuolaidas, kaip mes jau nusipirkom namą, tai aš turėjau kokius 3 mėnesius taupyti tuos talonus ir tada nusipirkti tik tai užuolaidas, žinai, medžiagą nusipirkti. O ten apie paklotės, apie ką, tai aš neatsimenu, kaip ten žinai. Bet viskas buvo ant talonų. Laisvai nieko nebuvo. Bet mes tada išmokome pačias siūti, žinai, kiek mokėjom, kiek nemokėjom, bet jau išmokom, turėjom išmokti. Tada ant turgelė būdavo tokių atrėžų, žinai, tokias. Tai pažiūri, čia metras, čia gal 1,5 metrą, vot sutaikai, čia bus bliuskutį, čia bus sijonukas ir pasisiūkdavom pačias. Ir megzdavot? Ja, megztai irgi taip pat. Susimegzdavom, gražius raštus, pirštinės nusimegzdavom, megztukus, aš nusimezgiau megztuką, buvo tamsiai mėlynas su baltom vynuogės. Žinai, vynuogės visur aplinkui, žinai. Ja, visokių dalykų mes įsigalvodavom. O iš kur gaudavo tos siūlus? Čia pirkdavot? Siūlus, tai va dabar žiūrėk, mano tas yra siuvinėtas. Ačiū Dievas saugok mūsų šeimą. Yra šitas siūlus. Iš pradžių tai buvo, kaip mes dirbom Kurtaudė. Būdavo labai gražūs šilkiniai siūlai, bet tik tai tas siūlas tik šitoks ilguma, šilkas. Buvo, žinai, bliskantis gražus šilkas buvo. Kur tos atveždavo mums tos, žinai, mes vadinom keksai, žinai, tuos siūlus, tokios, kur iš tų minkštų tokių ribkų padarydavom į kietas špules susukdavome. Bet tas būdavo įdėtas, ta grįžti tokia, įdėta į tokį merlių, ir tas merlius, kad nenueitų, tai su tokiu perišta būdavo. Tai mes gražiai, kur surišta yra, tos nukerpam, kad nesugadintumėm. Ir prisirinkdavom tų visokių. Ir raudonų, mėlynų būdavo pagal spalvą, pagal siūlų storumą spalvas būdavo. Ir žalių, ir mėlynų, ir raudonų. Tai šitos susirinkdavom ir iš tų suvinėdavom. Paskiau jau vėliau, jau kai suvinėjom šitos, kai Kokie suvinėjom jau tada. kūrybingi žmonės vis tiek. Kažkaip prigalvoja. Iš visokių situacijų, kaip įdomi žmonės visada. Žiūrėk, tada nebuvo televizijų, nebuvo pinigų, jeigu į kiną nueidavom, bet į tą kiną nueini, tai kad tu nesupranti, štai kalbos nemoki, tik žiūri į paveiksliukus. Spėjai iš paveiksliukų, ne? Ne vis tiek eidavot? Eidavom. Nebuvo televizijos. Kaip dirbome nuo
nuo birželio mėnesį iki kalėdų, kiek dirbome, tai ir Petkevičius, ir tas Kairys, mes nusipirkom po radiją. O radija kainavo 35 svarai. Oho. Taupėme, kiek galėtumėme radiją nusipirkti. O žinok, radija buvo pirma radija, Lietuvoje neturėjom tų radijų. Taip. Tai kai dabar kompiuteris nori Tai iPodą, tokie čia 49-50 metai. Jo, Lietuvo nebuvo tikrai Nebuvo radijų. Nebuvo apie televizijas, tai galvoti. Taip, tai nieks nežinotis. Jo. Sodui pradžia, kokia buvo pradžia. Gerai. Tai dabar, Genutė, ačiū šiandien už pokalbį. Mes pakalbėjom šiandien iki jūsų vaikučių gimimo. Taip. Toliau mes pratęsim savo vėl tolesnį pokalbį. Jau prasidės tai jau 53 turbūt metai, ne pirmi metai. 51 pirmasis vaikas jūsų gimė. Berniukas. Tai va, tada jau pradėsim. 50 gimė jisai. Gimė sūnus, 50 mirė. 52 jau Danutė gimė mano, o 53 sausio mėnesį Petkevičienė mirė. Petkevičiaus žmona mirė. Tie buvo tokie sunkus, tragiški, žinai. Pažiūrėk, tas nesibaigė. Mano Danutė mirė, mano vyras mirė, mano Antanas mirė, tų mirčių. Bet žinai, tie jau, kai sako. Kai miršta jau. Bet Kevičienė mirė buvo tik tai. O čia tai baisu, kai jauni žmonės. Dar mama ir Vaikai maži vaikai. Ir kiek metų buvo? Buvo tik tai 29 metų. O Petkevičius buvo 37 metų. Žiūrėk, jis nesiženyje, į kitą moterį nežiūrėjo. Jis pasiaukoja viską vaikams. Tai va, tai mes pradėsim nuo 50 metų ir vėl kalbėsim toliau apie vėlgi darbus, apie socialinį gyvenimą. Ja, tada pradėjo, jau biškiuką jau mes, kada jau pradėjome atgyti, jau pradėjome daugiau tokius draugystės, daug kartų darėme, bendras kūčias darėme. Jau prasidėjo daugiau bendruomeninis gyvenimas. O kada pradėjot anglų kalbą, pradėjau mokytis? Vis tiek Nesimokinau, visiškai. Papildomai nieko nesimokinau. Nieko nesimokinau, nei vienas iš pusų nesimokinau. Aš daugiausiai išmokau anglų kalbą, kada aš su Danutės kepykloje dirbau. Žinai, praktiškai. Taip, žinai, kad mums visą laiką kam ta mums kalba reikalinga buvo darbe arba kai nueini apsipirkti, žinai, tik tai šitiek. O mes anglai, va čia kaimynai visi, avajų, žinai, viską, mes neturim tokių, kad mes pas juos eitumėm, o jie pas mus ateitų, kad mes tų angliškų tokių kompanijų, žinai, kad bendrauti su jais ir iš tikrųjų išmokti tą kalbą, kad laisvai galėtumėm kalbėti. Mums nereikėjo to, mes turėjom savo lietuvių. Daug lietuvių atvažiavo, kartu dirbot, kartu darbą ėjot, laisvalaikiai. Ir tada, žiūrėk, jau 53 jau nupirkom sodybą. O kur? Į sodybą. Kai nupirkom sodybą, tai visi lietuviai. Iš visos Anglijos suvažiavo. Kas mes visus pažinojom. Škotiją, nuo vieną galą Anglijos į kitą galą Anglijos. Kurie buvo tokie veiklūs, kurie norėjo, žinai, bendrauti, norėjo kokią nors veiklą, mes visus pažinojom. Ir visi suvažiuodavo tenai. Ypatingai sekmenės. Kitur sutiksi tenai, nuvažiavęs į sodybą. Užtat mes pasakėm, kad čia mūsų Lietuva yra. Mes negalim